Tiesos vaisius. Elohimo žodžiai širdyje. Gyvenimo kelias. Apreiškimas 4:03. Hebrajams 10:20. 20. Tiesos vaisius. Širdies žemė. Išmesk netiesą iš savo širdies ir padaryk ją gerą dirvą, pasiek tiesos sėklą ir augindamas tiesą dink vaisių. Žemės susigrąžinimas. Raskite netiesą, kurią Biblija sako išmesti arba nedaryti, išmeskite ją iš savo širdies ir padarykite ją derlingą dirvą. Sėti tiesos sėklas. Raskite tiesą, kurią Biblija sako saugoti, ir pasiekite tiesos sėklą širdies lauke iš derlingos žemės, auginkite ją ir neškite tiesos vaisius. Tiesos vaisius. Tiesos vaisius. Projektas. 1. Projektas. Išmesk. 2. Projektas. Nedaryk. 3. Projektas. Laikykis. 4. Projektas. Daryk. Įvei, projektas, daryk. Išmeskite melą iš savo širdies ir paverskite ją gerą žemę. Gyvenimo kelias. Apreiškimas 4:03. Hebrajams 10:20. Hebrajams 3:01. Todėl, šventieji broliai, dangiškojo pašaukimo dalininkai, įsižiūrėkite mūsų išpažinimo apaštalą ir vyriausiąjį kunigą Jėzų Kristų. Hebrajams 10:22. Artinkime su tyra širdimi ir giliu, užtikrintų tikėjimu, apšlakstimu apvalę širdis nuo nešvarios sąžinės ir nuplovę kūną švariu vandeniu. Hebrajams 10:23. Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes ištikimas tas, kuris pažadėjo. Hebrajams 10:24. Žiūrėkime vieni kitų, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus. Hebrajams 10:32. Prisiminkite ankstesnės dienas, kada jūs apšviesti ištvėrėte didelę kentėjimų kovą. Hebrajams 11:06. O be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir kad uoliai jo ieškantiems atsilygina. Hebrajams 12:02. Žiūrėdami į mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų. Jis vietoj savo priderančio džiaugsmo, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Hebrajams 12:14. Siekite santaikos su visais, siekite šventumo, be kurio niekas neregės viešpaties. Hebrajams 12:15. Žiūrėkite, kad kas neprarastų Dievo malonės, kad neišleistų daigų kokia karti šaknis ir nepadarytų vargo, suterždama daugelį. Hebrajams 12:16. Kad neatsirastų ištvirkėlių ir bedievių kaip Ezavas, už valgio kąsnį pardavęs pirmagimio teisės. Hebrajams 13:01. Hebrew 13:1. Hebrajams 13:03. Prisiminkite kalinius, tarsi kartu būdami įkalinti, prisiminkite tuos, su kuriais piktai elgiamasi, nes patys tebesate kūne. Hebrajams 13:07. Atsiminkite savo vadovus, kurie jums skelbė Dievo žodį. Įsižiūrėkite į jų gyvenimo vaisius, sekite jų tikėjimu. Hebrajams 13:15. Todėl per jį visada aukokime Dievui šlovinimo auką, tai yra jo vardą garbinančių lūpų vaisių. Hebrajams 13:17.
Klausykite savo vadovų ir būkite jiems atsidavę, nes jie budi jūsų sielų labui, būdami atsakingi už jas. Jie tai daro su džiaugsmu, o ne dūsaudami, nes tai nebūtų jums naudinga. Hebrajams 13:18. Melskite už mus, nes esame įsitikinę turi gerą sąžinę ir nori visame kame dorai elgtis. Jokūbo 1:02. Mano broliai, laikykite didžiausių džiaugsmų, kai patenkate į visokius išbandymus. Jokūbo 1:04. O ištvermė subręsta iki galo, kad būtumėte tobuli, subrendę ir nieko nestokotumėte. Jokūbo 1:05. Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, te prašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta. Jokūbo 1:06. Bet tegul prašo tikėdamas, nei kiek neabejodamas, nes abejojantis panašus į jūros bangą, varinėjama ir blaškoma vėjo. Jokūbo 1:09. Tesigiria pažemintas brolis savo išaukštinimu. Jokūbo 1:10. O turtuolis savo pažeminimu, nes jis išnyks kaip lauko gėlė. Jokūbo 1:19. Žinokite, mano mylimi broliai, kiekvienas žmogus būna greitas klausyti, lėtas kalbėti, lėtas pykti. Jokūbo 1:22. Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save. Jokūbo 2:12. Taip kalbėkite ir taip darykite kaip tie, kurie bus teisiami pagal laisvės įstatymą. Jokūbo 3:13. Kas tarp jūsų išmintingas ir sumanus? Te parodo gerų elgesių savo darbų su išmintingu romumu. Jokūbo 4:07. Todėl atsiduokite Dievui, priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų. Jokūbo 4:08. Artinkitės prie Dievo ir jis artinsis prie jūsų. Nusiplaukite rankas, nusidėjėliai, nusivalykite širdis dvejojantys. Jokūbo 4:10. Nusižeminkite prieš viešpatį ir jis jūs išaukštins. Jokūbo 5:01. Nagi dabar jūs, turtuoliai, verkite ir raudokite dėl jums artėjančių negandų. Jokūbo 5:08. Ir jūs būkite kantrus, sustiprinkite savo širdis, nes viešpaties atėjimas arti. Jokūbo 5:10. Imkite, broliai, kentėjimo ir ištvermės pavyzdžių pranašus, kurie kalbėjo viešpaties vardu. Jokūbo 5:13. Kenčia kas iš jūsų? Tesimeldžia. Kas nors džiaugiasi? Tegul gieda psalmes. Jokūbo 5:14. Kas nors pas jūs serga? Te pasikviečia bažnyčios vyresniuosius ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi viešpaties vardu. Jokūbo 5:16. Išpažinkite vieni kitiems savo nusižengimus ir melskitės vieni už kitus, kad būtumėte išgydyti. Daug pajėgia veiksminga karšta teisiojo malda. 1 Petro 1:13. Todėl susijuose savo proto strėnas, būkite blaivus ir visiškai pasitikėkite malone, kuri bus jums suteikta, kai apsireikš Jėzus Kristus. 1 Petro 1:15.
Bet kaip šventas yra tas, kuris jūs pašaukė, taip ir jūs būkite šventi visų savo elgesiu. 1 Petro 1:16. Nes parašyta, būkite šventi, nes aš esu šventas. 1 Petro 1:17. Ir jei kaip tėvo šaukėtės to, kuris nešališkai teisė pagal kiekvieno darbą, su baime elkite savo viešnagės metu. 1 Petro 1:22. Nuskaidrinę savo sielas dvasia klusnumu tiesai dėl neveidmainiškos brolių meilės, karštai iš tyros širdies mylėkite vieni kitus. 1 Petro 2:02. Lyg naujagimiai trokškite tyro žodžio pieno, kad nuo jo augtumėte išgelbėjimui. 1 Petro 2:05. Ir patys kaip gyvieji akmenys statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasinės aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. 1 Petro 2:11. Mylimieji, maldauju jūs kaip svečius ir ateivius, susilaikykite nuo kūno geidulių, kurie kovoja prieš sielą. 1 Petro 2:13. Būkite klusnus kiekvienai žmonių valdžiai dėl viešpaties, tiek karaliui, kaip vyriausiajam. 1 Petro 2:14. Tiek valdytojams, kaip jo pasiųstiems bausti piktadarių ir pagirti geradarių. 1 Petro 2:16. Elkitės kaip laisvi, ne kaip tie, kurie laisvę pridengia blogį, bet kaip Dievo tarnai. 1 Petro 2:17. Gerbkite visus, mylėkite brolį, bijokite Dievo, gerbkite karalių. 1 Petro 2:18. Tarnai, su visa baime būkite klusnus šeimininkams, ne tik geriems ir švelniems, bet ir rūstiems. 1 Petro 3:1. Jūs, žmonos, būkite klusnios savo vyrams, kad tie, kurie neklauso žodžio ir be žodžio būtų laimėti savo žmonų elgesiu. 1 Petro 3:4. Bet paslėptas širdies žmogus, nenykstančia, romia ir taikinga dvasia, kuri labai brangi Dievo akyse.